Sveiki visi. Su jumis aš, Zita Paskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir šiandien noriu trumpai pasakyti savo išvadą apie keliautoją Aurimą Mockų, kuris šiuo metu jam laimingai baigėsi, bet jis bandė įveikti savo tikslą. Kažkada, kai jis jau buvo pasiruošęs kelioniai, laivas buvo pastatytas, kadangi jo data yra viešai prieinama, aš pasižiūrėjau, kiek tas žmogus rizikuoja ir kiek jam pasiekiamas tas dalykas. Aš pasižiūrėjau į jo detalizaciją, išsibraižiau ir dar kaip šiandien pamenu savo draugiai sakau, visi ženklai rodo, kad jam nereikia tos kelionės, jis turi didelės rizikas. Kai mes eisim atgal ir pasižiūrėsim, buvo toks Aurimas Valujavičius, aš taip pat žiūrėjau ir tada aš sakiau, žalia šviesa šitam žmogui. Jis neturi skolų praeičiai tam tikrose vietose susijusiose su tokiom kelionėm ir išbandymais. Ir šiandien mes matom, kad viskas baigėsi laimingai, gerai. Gal tas žmogus turi savo požiūrį į gyvenimą, gal jam neįdomios tokios prognozės, aš nežinau. Bet aš tik noriu viešai pasakyti, tai nereikia jam to kartoti. Jo kelias visai kitoks ir pergalės jam reikia pasiekti per pagalbą kitiems pasiekti tikslų. Galbūt jis gali būti puikiausias, nuostabiausias treneris ir jo auklėtinis kažkada įveiks šitą trasą arba šitą kelionę. Ir per tai šitas žmogus turėtų gauti pasiekimus. Bet jeigu jis bandys dar kartą, jam gali dar labiau nepasisekti. Todėl mano žinutė šiandien tokia, visi mes esame labai skirtingi, visų mūsų skolos praeičiai yra skirtingos ir vienam žalia šviesa, kitam raudona. Šitas žmogus, Aurimas Mockus, turėjo ne vieną, o bent 4-5 rodiklius iš 7, kurie sakė ne. Tai tik tai džiaugiuosi, kad tai baigėsi ta kelionė. Ir dar kartą patarsiu, jeigu jūs ruošiatės priimti tokį rizikingą savo artimųjų, savo sveikatai sprendimą, paieškokit nuomonių iš aplinkos, alternatyvių kažkokių pozicijų, iš alternatyvių metodikų, kad pasitikrinti. Yra daug žmonių, kurie gali tai padaryti. Ir kartais toks neapgalvotas žingsnis tiesiog gali būti tuščiauka ambicijai. Ir tiek. O kelias visų skirtingas. Ir jeigu tai įveikiama vienam, tai visiškai gali būti neįveikiama kitam. Neįveikiama, tai nesakau, kad niekada neįveikiama. Bet kiekvienas žmogus turi programą. Ir toje programoje, va būtent šita ambicija galėjo būti įveikiama arba įveikta tik po tam tikrų 4 arba 5 užduočių atlikimo savo gyvenime. Bet jeigu tu jų neatlikai, šitos kelionės, tu nepabaigsi pergalę arba tikslo pasiekimu. Tai būkim išmintingi ir sugebėkim atpažinti tikslus nuo tuščių ambicijų. Ačiū Jums.